Norėčiau dar paklausti, kokie būtų jūsų ryškiausi prisiminimai iš gyvenimų ūkyje Lietuvos nepriklausomybės laikais? Ar gal net iš jaunystės, Vilija, norėtum paklausti močiutę, kaip ten buvo su ta karvė? Paklausk. Paklausk. Kaip tai buvo su ta karvė? Kai su ta karvė, kai buvo, aš buvau mažiukė, tokia kaip tu. Labai maža dar. Gal mažum kokia 5 metukų, tu dabar 4 dar neturi. Tai ūkyje, kaip daug vaikų ir vakaras, tai tėvai labai užimti ūkiškais darbais, labai turi skubėti lygiai sutems visus ūkio darbus padaryti. Nėra kada apie vaikus galvoti, apie tokius mažus. O aš tokia reiksnė buvau, iš paskos bėgiojau paskui mamą pienuko, noriu pienuko. Mama sako, palauk, kaip visus darbus padarysim, pamelšim karves, tada reiškia gausi pieno. Ko čia aš lauksiu, aš vis verkiu. Tada mama sako, eik ir pasimelšk karvę. Aš pasiėmiau puoduką, tokį blekinį puoduką ir nuvijau, o karvės kieme jau visos suvyja, kieme laukia, kada ateis merginos karvės pamelšt. Tai aš priėjau prie vienos ir tu matai šitam vaikų muziejuje, vaikų zoo parke, kaip karvė melžia. Tai aš priėjau prie vienos karvės ir, reiškia, už to pradėjau patraukti karvę, tai pasižiūrėjau atsisukus ir kad spyrės į mane. Ir tada aš apvirtau, su visu riksmu nulikiau pas mamą, mama, karvė pieno neduoda, mane įspyrė, karvė pieno neduoda, įspyrė. Tai buvo prisiminimai, kad aš tokia maža buvau. Ir nuo tada, Vilyte, aš niekad nemelžiau karvių, niekad. Ir jau kai dar sugrįžau iš universiteto ir seserys sakydavo, einam padėsi karvės pamelžti. Aš niekad nejau karvių melžti, aš vis bijojau. Tas prisiminimas liko amžinai. O kitas toks prisiminimas buvo kaip iš... Sustop.